minėjo pirmininkė, nuostabiai graži šventė jūsų likėjo ir praėjusi. Aš tikrai žinau, kad rajonuose jūs šventėte ir labai aktyviai šventėte. Ir manau, kad tai yra labai svarbu, kad jūs galite, kaip ir išvardino pirmininkė, dėka rėmėjų susirinkti čia Vilniuje ir pabendrauti. Labai ačiū Jums sveikinimas visiems. Čia per daug dėmesio buvo skirta man. Be komandos darbo nebus. Pas mus yra labai gera komanda. Pas mus yra 59 skyriai, 680 poskyrių. Ir šiandieną aš, naudodamasi progą, noriu padėkoti mūsų poskyrio vadovams, skyrių vadovams, prezidiumų nariams, tarybų nariams rajonuose, miestuose ir kaimo vietovėse. Jie dirba ne už atlyginimą. Jūs dirbate nuo širdies ir dalinat savo širdies gėrį visiems ir ištiesat pagalbos ranką visiems, kam to labiausiai reikia. Ačiū Jums, nuoširdžiai ačiū.
tokią gražią mums organizuotą kelionę. Taip pat, naudodamasi progą, kadangi šiandieną yra švenčiama mokytojo diena, pasveikinti visus mūsų mokytojus čia esančius, ponių Bronių, mūsų pirmininką Stanislavą ir tuo pačiu padėkoti už labai skanią kavą, o Juliui padėkoti už laimingą kelionę. Ne, man pasveikinti kaip pedagogą, aš aukščiausios kategorijos visuomenės mokslų dėstytojas. Aš pirmiausia dėkingas turbūt, kad aš tapau jūsų organizacijos nariu. Tai pirmiausia Alfonsai, kad aš tavo pirmininku turbūt nemažai prisidėjo mielas Jonas, nemažai prisidėjo mielas Kazimieras, su kuriuo mes kažkada paskui ir visi balsavo. Labai ačiū Jums. Ir aš stengsiuosi, kad tikrai nepaveščiau Jūsų, nebūtų blogai man, bet patikėkit, man tikrai labai gerai su Jumis. Na, už šios dienos renginį mes tikrai dėkojame mūsų sponsoriais, mūsų Jonui, dar kad Juliui, kuris prisvežė. Taip kad ačiū labai ir aš tikiuosi, kad mūsų renginiai bus ir toliau malonus, linksmi ir geri. Ir jūsų sveikatą, prašau.